Jeigu esame neištikimi, jis lieka ištikimas, nes savęs jis negali išsižadėti. Ir aš žiūriu save šitos eilutės ir aš matau, kai mes kartais Dievui meluojame. Kalbame maldas, paskaitome Bibliją tam, kad reikėtų uždėti varnelę savo dienotvarkėje, kad jo, mes esame krikščionis, mes tokie faini esame. Mes uždedame varneles tenai, bet širdimi, protose, mintise mes esame kitur. Galbūt pasaulyje, galbūt dar kažkokiuose dalykuose, bet ne su Dievu. Bet pažadas, kurį mes čia skaitome, kurį mes čia turime, sako, jeigu mes esame neištikimi, o mes tokie tikrai esame, jisai yra ištikimas, nes savęs jisai išsižadėti negali. Dėl mūsų to nuodėmių Kristus turėjo mirti ir jisai mirė. Kristus atleido tas visas mūsų nuodėmes. Broli ir sesė, tai kokie mes esame turtingi. Tos visos nuodėmės, tas, kurias mes padarėme ir darome, gaila, darome. Kristus už jas visas mirė. Kristus jas visas nusinešė ant kryžiaus. Tam, kad tu ir aš būtume jo vaikai. Tam, kad tu ir aš gyventume su juo amžinybėje. Tai nuostabi žinia. Jis lieka ištikimas.